Labą dieną visiems. Čia mes susirinkom, turbūt visi suprantam dėl ko. Agituoti mums, kaip sakiau, kaip anksčiau būdavo už tarybų valdžią, mums nereikia. Mes suprantam, kad be šeimos, be jos stiprinimo nieko nebus. Ir turbūt sunku įsivaizduoti, kad mūsų tautoje tarp blaiviai mąstančių, žiūrinčių gyvenimo žmonių, kas nesuprastų, kad jeigu Lietuvoje nebus tvirtų šeimų, mažai gims vaikų ir šeima ir valstybė neturės ateities. Susenusi valstybė yra lengvas grobis bet kokiam agresoriui. Tai akivaizdu, tačiau iš esmės tarp valdžią galią turinčių mažai kam tas rūpi. Pasiklausykime politologinės diskusijas, politologų mes turim labai daug, žymiai mažiau negu matematikų, fizikų. Jie visi kalba apie bet kokį saugumą, bet ne tautos išlikimo saugumą. Kokia prasmė iš tų visų gynybinių koncepcijų, kas reikalinga daryti, jeigu mes neturėsime kas jas įgyvendinti. Gimstamumas per paskutinius metus tragiškai krito iki 1,18. Jis keičiasi, bet vieną tokį skaičių paėmiau, kuris yra dabar viešoje spaudoje buvo naudojamas, tai mažiau galbūt ginčysis dėl jų, bet tai rodo, kad tai yra praktiškai mes esame žymiai žemiau negu išmirštamumo riba 1,3. Išmirštamumo. Ne atsistatymo, ką arkivyskupas minėjo 2,1, bet išmirštamumo. Negrįžtamo išmirštamumo. Tai yra realybė, kurioje mes gyvename. O visa kita yra tik šiaip pašnekesiai. Europos Sąjungoje ne ką geriau. Tas rodiklis yra nepilni 1,4 vaiko vienai moteriai. Tai taip pat išmirštamumas visiškas. Tai akivaizdžiai sunkiai įveikiama grėsmė nacionaliniam saugumui. 5-6%, kurias mes dabar kalbam apie reikalingus BVP, kurie be abejo reikalingi, yra lengvai įveikiama problema. Techninis sprendimas. Netokias krizės esame įveikę, ne tiek pinigų suradę. Patikė, man pačiam teko kažkada tokius problemas spręsti. O ko mes užpildysime vien per paskataruosius 10 metų be karo išmirusių 140 000 Lietuvos piliečių. 140 000 per 10 paskutinių metų. Aš jau negazdinu skaičiais, kas iki to buvo. O jau kiek mūsų emigravo. Deja, kaip minėjau, tie nacionalinio saugumo ekspertai nekreipia dėmesio ir netgi vizijose savo net nemėgina apie tai diskutuoti, nes iš esmės turbūt bijo, nes reikės atsakyti labai sudėtingus klausimus. Maža to, yra aktyviai propaguojama, nuosekliai gyvendinama ir iš esmės mirties kultūros ideologinės nuostatos. Padėtis sunkis, greičiau tiktų žodis tragiška. Be esminių pokyčių padėties pagerinti nepavyks. Pokyčiai turi būti ne tik socialinėje politikoje, bet ir kultūros, švietimo, sveikatos ir teisės ekonomikos politikoje. ES ir vakarų valstybių praktika parodė, kad daug kainuojančios socialinės programos gali paskatinti tik antro vaiko gimimą. O mums šeimoje reikia 3 ir daugiau vaikų. ES patirtis parodė, kad griaunant šeimą pinigais gimstamumo nepakelsi. Reikia kompleksinio požiūrio, pokyčiai turi būti ne tik šitoje srityje, kaip minėjau, visam politiniam ir visuomeniniam gyvenimui. Jau akivaizdu, kad norint spręsti problemą, reikia aiškiai, nuosekliai matyti, ką reikia taisyti. Ir be kompromisų tą daryti. Užsispyrusiai tą daryti. Pateiksiu tik keletą, mano manymų, reikalingų sprendimų. Šeimos stiprinimas turi tapti nacionalinio saugumo prioritetu. Nes be žmonių visa kiti saugumai nieko nereiškia. Tai istorija, tai kas nori studijuoti visus laikus, visą laiką lėmė, galų gale lemia žmonės. Antras, aiškus ir drąsus įtvirtinimas ir supratimas, kad šeima tik iš vyro ir moters santykių kylantis įsipareigojimas.
Grįžkime prie normalaus, neidealizuoto mokslo paremto supratimo apie žmogiškąją prigimtį. Jeigu kompromisų čia negali būti jokių, tie kompromisai nieko nesukurs. Pagarbos motinystė ir tėvystė atsakymas. Tai žmogus socialinė būtybė, jam reikia pagarbos. Dabar mes einam priešingą linkmę. Pasididžiavimo tvirtomis šeimomis propagavimas priešingai, negu mes dabar darome. Pareigos šeimai, bendruomeniai ir tėvystė ūkdymas. Didesnis pasitikėjimas Lietuvos šeima, o ne biurokratinė vaikų priežiūra, kas dabar yra dominuojanti vaiko priežiūros ir kitų įstatymų nuostata. Tokia, kaip mėgina jie įgyvendinti. Skyrybų propagavimo stabdymas. Aiškiai turime visur pasakyti, skyrybos yra žala vaikui. Ir tokiu požiūriu jas turėtų būti nagrinėjimas. Visai būna gyvenime. Daug kas su to susiduria. Bet tą turime aiškiai suvokti, kad tai yra pirmiausia žala vaikui. Mūsų ateities kartui. 8. Skatinimas anksčiau kurti šeimą ir susilaukti vaikų. Šeimos kūrimas turėtų būti prioritetas prieš karjerą. Vakarų visuomenėje nėra problemų save realizuoti ir kartu auginti gausią šeimą. Ir yra begalės gerų pavyzdžių ir jos reikia propaguoti. Gyvybės apsauga turi būti pradėta nuo pradėjimo. Negalima vaiko pradėti gerbti nuo kažkurios tai laiko. Jis turi būti gerbiamas nuo pradžios, nes kitaip nieko nebus. Čia bus trūkis ir vėl nieko nepasieksime. Atsisakymas demografijai žalingų ideologijų propagavimo, tokių kaip LGBT, kurį mes dažniausiai apie tai kalbam, ir iš dalies žaliosios politikos, ten, kuris skatina nepagarbą žmogui, rodydama jį kaip žemės priešą ir teigdama, kad todėl žmonių kiekį žemėje reikia sumažinti. Jos praktiškai dabar tokie ir virto. Bet čia atskira tema. Nacionalinis transliuotojas galų gale turi atspindėti tautos lūkesčius, o ne vykdyti Lietuvos piliečiams svetimų ideologijų propagavimą. Kitaip jis nereikalingas. Tai reikia aiškiai pasakyti. Jis yra nacionalinis transliuotojas, o ne kokios nors Hebros transliuotojas, nuomonės raiška. Ir vėlgi tą reikės aiškiai pasakyti, kitaip nieko nebus. Aš visur pavadinime, kaip antrą pavadinimą dėjau tą atsakingi Lietuvos piliečiai gali sustabdyti Lietuvos išmirimą. Atsakingi, nebijantis Lietuvos piliečiai gali tą visą padaryti. Dabar ką mes turime? Mes turime šeimos stiprinimo įstatymą, kurį priėmėm savo laiku Seime. Jis nepaniktas. Niekas jam nieko intervencijų nedarė, bet jis neveikia. Kodėl mes pasirinkom šeimos stiprinimo įstatymą? Kadangi jame yra suformuluotas pagrindinės nuostatos, kurio mes galime remtis kaip įstatyminę bazę ir teikti, kodėl jūs to neįgyvendinat. Įstatymai turi būti įgyvendinti. Mūsų politikai, viso lygių politikai juos turi įgyvendinti. Ir niekas kitas, jeigu įstatymai viens kitam prieštarauja, turi būti taisomi kiti įstatymai. Aš grįšiu dar prie šito, kokiam šiame įstatymė yra pagrindinės nuostatos. Jums yra išdalintas, aš visko necituosiu. Ko mums dar čia trūksta? Jis teigia, kad šeimos pagrindas yra laisvas vyro ir moters apsisprendimas prisimti šeimai būdingas moralinio ir teisinio pobūdžio pareigas, taip pat giminystės ryšys tarp artimųjų giminaičių, o šeimos narius siejančios teisės ir pareigos yra prigimtinės. Vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą. Šeima yra visuomenės valstybės pagrindas, o vyro moters papildomumas, ne vienodumas, papildomumas yra šeimos kaip pirminės, prigimtinės bendruomenės ir palankiausias vaiko augimo, įvystymo, ugdymo, aplinkos kūrimo pagrindas. Motinystė ir tėvystė ir vaikystė turi būti visokiojopai apsaugomas. Ir taip toliau ir taip toliau. Ten skaitykite, viskas teisingai parašyta, bet jis niekur neįgyvendinamas. Įgyvendinant šį įstatymą,
mes aiškiai suformuluosim vieną viziją, bent jau kultūriniai prasmei, kad vargu ar yra geresnė karjera gyvenime, kaip užauginti gausų būrį vaikų, žinančių ne tik savo teisės, bet ir savo pareigas tvirtoje šeimoje. Tokios šeimos turi būti žiniasklaidos influenceriai, kaip dabar mėgstama sakyti, o ne 5 kartą po skyrybų jau dūsaujantis ekranuose ir mūsų radijo stotyse. Taigi turime instrumentą, kurio pagrindu galime įstatymiškai reikalauti, ko reikia mūsų šeimoms, o ne LGBT ideologams. Jis įpareigoja savivaldybių įstaigas ir institucijas kartu su pilietinėmis organizacijomis įgyvendinti įstatymę numatytas priemonės šeimoms stiprinti. Atsakingiems Lietuvos piliečiams reikia pasinaudoti šią galimybę, kurią savo laiku mums pavyko Seime priimti. Čia aš matau gerbiamą Tamašūnienę, kuri irgi tuo metu daug dirbo prie šio įstatymo. Dėlesnė, daugiau mes nesugebėjome Seimas jo daugiau užpildyti jo ir vos šeimos taryba patvirtino. Taigi, teikime savo pasiūlymus, aktyviai dalyvaudami šeimos tarybų prie Seimo, savivaldybių tarybų darbe. Bet tam, kad mes ten aktyviai dalyvautume, mes turime matyti savo viziją, savo siūlymus, vieningus siūlymus. Ne šiaip savo pabūti ir pasiklausyti, leisti į smulkmenas. Gal čia mes tam duosim 100 litų, kam šitam duosim 150 litų. Ne litai sprendžia. Šeima nėra bėda. Šeima yra laimė. Valstybė jai turi padėti, bet nespręsti visas problemas. Padėti žodis. O jeigu mes vietoje su viską spręsti, mes turim tokią situaciją, kaip dabar turime. Taigi, imkime to mes, atsakingi Lietuvos piliečiai, užpildyti šią įstatymą konkrečių turinių, remdamėsi savo ir kitų šalių patirtimi, kuomet turbūt rudenį mes organizuosim didesnę konferenciją, kurioje pasikviesim pasidalinti ir kitų šalių patirtimis, kurie yra pažengę daugiau negu mes. Ir dabar daug visokius šiandien išgirsite siūlymų, kurios jau yra paruošusios organizacijos, kurios turi būti jungtos į bendrą turinį. Taigi pateikime šalies institucijoms ir Lietuvos žmonėms savo krikščioniškomis vertybėmis grįstą planą Lietuvos demografiniai krizei spręsti. Rinkimės Lietuvos konstitucijoje įtvirtintomis nuostatomis, remkimės jomis, o ne konstitucijoje teismo perrašytomis dvasių pagalba, neaišku kokių dvasių pagalba perrašytomis nuostatomis. Ir Šiluvos deklaracijoje įtvirtintomis vertybėmis. Ir mes turime aišku planą, ką reikėtų daryti. Duok Dieve jį tik tai įgyvendinti. Jeigu veiksime aktyviai, nuosekliai, pasieksime savo tikslų, už tai mus aišku puls. Pravardžiuos, neabejotinai. Nes tokių elgesio būdas. Tačiau popiežius Leonas XIV ir prieš jį buvę popiežiai mums nekartą ragino nebijoti. Juk niekas mūsų, kaip kardinolas Ligito Tamkevičiaus, į Sibiro lagerius neįsiųs. Tai jisai šią optimistinę notą nori ir baigti. Ačiū.